Sveiki visi. Pavasaris, gražus oras, bandysim šiandien atsidaryti Neryje. Vyrai šalia čia pasakė, kad nieko kol kas nepagavo nuo ryto, dabar pietus 12 valanda. Tai nusiteikimas nekoks, bet tikėkimės kažką pagausim. Va, kai bandysim gaudyti sistemėlę, gulės svarelis ir tada biškį srovė neš metro ilgio pavadėlį. Ir gausis, kad tas pavadėlis plūdurios, gal sudomins kažkaip. Tai vienas svarelis 40 gramų, kur srovė mažesnė, o kur srovė bus didesnė, tai nežinau dar kiek dėsiu, bandysiu 80-100 gramų. Su 2 meškerėm bandysiu gaudyti. Iš pašaro bus traperis šaltam vandeniui bandysim. Ir pinkas. Ir va, ant kabliuko čia eis. Sunku nufilmuoti tokius kibimus, kai nėra signalizatoriaus. Bet manau, jeigu bus geras kibimas, tai duos apie save žinot. Upė vis tiek, nežinai, ką pagausi niekada. Oi, kaip gražu. Super. Pasaka, kaip Arūnas sako. Nu ką, valandą jau žvejojam, ne kažką, nu bet nepasiduodam, visada yra šansas. Gal būrys koks atplauks, gal nors vieną kokią sugriebsim. Žodžiu, nepasiduodam.
Gerai, chebra, kol žvejojam, laukiam kibimo, pasinaudosiu progą ir noriu paskelbti konkursą, kurio metu galite laimėti va štai tokį pavasarinį rudeninį komplektą. Sąlygas galit pamatyti apačioje, paliksiu. Būtina yra įvykdyti visas sąlygas, kad turėti galimybę laimėti tą komplektą. Ten nebus jų daug. Ten Facebook'o puslapį palaikinti ir panašiai. Tai perskaitysi ten, ką reikia padaryti. Kam įdomu, tai šitie komplektai yra ukrainiečių gamybos. Aš esu oficialus distributorius Lietuvoje. Parduodu juos. Pardaviau, yra ir žieminiai, šitie pavasariniai, rudeniniai. Tai kamera biškila. Lietuvoje pardaviau jau virš 300 komplektų. Tai reiškia, žmonėm patinka, tinka, grąžinimų nėra. Tai reiškia, viskas su jais yra tvarkoj. Ilgai apie jos nepasakosiu, nes galite tiesiog pasiskaityti. Irgi paliksiu nuorodą apie šitos komplektus visus. Tai va, nugalėtą išrinksiu atsitiktiniu būdu. Tai sėkmės jums. Komplekto kaina 127 eurai. Tai kas laimės, gaus nemokamai. Pamiršau paminėti, yra 6 skirtingų spalvų, tai čia tik viena iš jų. Tai galėsit rinktis iš bet kurios spalvos, kurią norit. Tai ką, neišvyno, bandom toliau, nežinau. Kol kas nuotaikėlė ne kažką. Nu būna. Bandom, nepasiduodam. Einam gal dar pasižvalgyti, kokių vietų čia yra. Šiaip čia ateiti nėra labai sunku, bet ir nėra labai lengva, nes ten nuo kelio netoli, bet skardas labai didelis. Tai nusileis dar, bet pakilti tai ne kažką, aš net kėdės nepasiėmiau, nes kad kuo mažiau daiktų turėtų. Taip. Nu va čia tokia įlanka tokia. Prie krantų daug žolės, bet toliau tai net nežinau. Atrodo neblogai. Čia gal kada ateit reikia paspiningaut, va ten pamėtyt. Ten įlanka tokia ir va čia pamėtyt va. Įdomu visai būtų, kai sezonas prasidės lydekų. Reikės pabandyti. Nu ką, grįžom į vietą. Ir be pakeitimo. Nieko nėra, reikia permest. Nu gal dar 5 minutės palauksiu. Tada permesiu. Laukiam toliau. Žinokit, nepaliksiu jūs be žuvies. Šią antrą dieną, vakar nieko nepagavau, tai nustojau ten filmuoti. Nu bandom toliau, kiekvieną dieną čia važinėsim, po valandą, po 2 sėdėsim. Jeigu kažkas kibs, tai ilgiau pasiliksim, jeigu ne, tai sakau, kaitaliosim dienas. Tai va, bandom toliau. Iki čia nueina, o šitas jau palei srovę, bam.
Nu ką, nepasiduodam, bandom toliau. Trečią dieną iš tikrųjų bandom po 2 valandas, bet kai nėra kibimo, tai, nežinau, nėra tikslo sėdėti visą dieną, nes kai yra kibimas, tai duoda apie save žinot greitai labai. Tai gerai, pabandom dar kartą. Nelegalas šapaliukas, tuoj paleisim, bet jau kažkas. Va, kokia stipri žuvis. Bent kažkas, kibimas bent jau yra įdomiau. Tuoj paleisim. Gal koks didesnis ateis. Jau įdomiau. Biški man. Opa. Kažką turim. Dar vienas šapaliukas, nelegalas. Nelegalas. Nu va, dar vienas šapaliukas, nelegalas, irgi paleisim. Atvažiavom karščio, gaudom šapalus. Bet visgi linksmiau.
Jau vaidenasi, man turbūt, kad kimba. Srovė neša, man atrodo, kad kimba. Blemba, šį kartą pražiopsojau kibimą, va, tuščias. Tai turbūt ties šią natą ir baigsim. Jau viskas, namo važiuosim. Pagavom kiek pagavom, 2 gerus kibimus pražiopsojau. Vieną per anksti, kitą per vėlai. Nu bet ką, mokomės, ką padarysi. Tai va. Ir ką norėjau dar pasakyti, nepamirškit dalyvauti konkurse. Linkiu sėkmės laimint komplektą. Visą.